Šiandien yra rugsėjo 29 diena. 2023 metų. Šiandien Viešpats Visagalis prakalbo su manim apie šitą miestą. Ir tame pokalbyje Viešpats paprašė manęs pašaukti šią tautą atgailai. Jis pasakė, turi atgailauti už seksualinės nuodėmės, homoseksualizmą, prostituciją, visą tą transgender, viską, ką matote vykstant čia, įskaitant nuopolį bažnyčioje, netikrus pranašus, netikrus apaštalus bažnyčioje. Ir Viešpats Visagalis, tuomet įsakė man, jeigu neatgailaus, sustok į priekį ir smok šiai tautai su Dievo teismu. Kai aš įstojau priekį ir pakėliau savo kairę pranašišką ranką tame sapne, tuomet masyvų žemės drebėjimas sudrebino šitą tautą, šitą miestą ir sudrebino šią vietą labai galingų būdų. Matau stiklinius langus, kurie nulekia žemyn, matau langų rėmus draugės su stiklais, išeinančius iš jiems priklausančios vietos. Ir toks didingas metas, toks šokiruojantis metas, toks galingas metas, Viešpats pašaukė šią tautą atgailai. Šią valandą. Tegul, kad visi šio tautoje atgailautų ir nusigręžtų nuodėmių. Viešpats Visagalis dar kartą, šią praėjusią naktį, įsakė man pašaukti šią tautą atgailai. Kad visi atgailautų ir nusigręžtų nuo nuodėmių. Kodėl? Nes Kristus grįžta. Ir tuomet, kadangi tai nepadarė, Viešpats parodė, kad turi stoti į priekį ir smogti šią šalį. Ir kai padariau tai, masyvus žemės drebėjimas įvyko. Ir mačiau didelių pastatų, stiklinius langus, drebant ir krentant lauk. Ir tuomet langų rėmai taip pat išgriuvo iš su neivi mėlynos spalvos langais. Taigi Dievas prakalbo, Jehova prakalbo, kad šią tautą dabar privalo atgailauti. Kodėl? Nes Kristus grįžta. Ačiū. Toda raba.